Ir ko gero kenozėje slypi paradoksalus dėsningumas. Kuo labiau apiplėšiamas, apribojimas, kuo labiau stokoji, kuo labiau esi pažeidžiamas, tuo lengviau gali tapti panašesnis į Dievą ne tik esmiškai, bet ir formaliai. Ir per didžiausią nutolimą galima arčiausiai priartėti. Vėl loginis oksimoronas. Šviesa remiasi tamsa. Kuo tamsesnė tamsa, tuo ryškesnė šviesa. O šitos teiginius pas mistikus, pas visus galima rasti vienaip arba kitaip išsakytus. Apie tą patį paradoksą rašo ir apaštalas Paulius jau šventame rašte. Aš tai pacituoju. Ką reiškia jis pakilo? Jeigu ne tai, kad jis ir nusileido į žemesnės sritis žemėje, o tasai, kuris nužengė, yra tas pats, kuris iškyla aukščiau už visą dangų. Kuris nužengė, yra tas, kuris aukščiau iškyla už visą dangų, kad visą jį užpildytų. Vat kai kalbame apaštalų tikėjimas į tikėjimą išpažinimą, ten yra pasakyta, kad po mirties Jėzus nužengė į pragarus, į žemiausias sritis, į labiausiai apribotas sritis. Tuo aukščiau jis iškilo, kuo žemiau nužengė, tuo aukščiau iškilo.